Šį kartą turėjau tik 8 rūbelius, iš kurių turėjau sukurti pledą. Pirmas etapas yra susikirpti rūbelius, kad paskui iš jų galėčiau pjautis kvadratėlius. Kvadratėlius nusprendžiau daryti mažesnius nei įprastai, 10 cm, ir labai daug kvadratėlių jungiau iš 4 dar mažesnių kvadratų. Dėl to, kad galėčiau panaudoti kiek įmanoma daugiau vaiko drabužėlio. Kojinyčių panaudoti negalėjau, nes yra per mažas, bet nuardžiau meškučius ir juos prisiuvau prie kvadratėlių. Ir tikriausiai labai įsijaučiau į darbą, nes ir vėl pamiršau nufilmuoti etapą, kaip jungiu kvadratėlius. Ir čia jau matote etapą, kai kvadratėliai yra sujungti ir juos persiuvu kartu su vatalinu. Meškučių prisiuvimas vyksta rankomis, kaip ir vardo siuvinėjimas. Štai kaip atrodo užbaigtas pledas. Vos iš 8 rūbelių sukūriau net 120 cm ilgio ir 100 cm pločio pleduką. Jeigu įdomu ir norit pamatyti daugiau mano darbų, kviečiu prenumeruoti mano kanalą ir žinoma paspausti like ant šio video. Ačiū, iki kitų kartų.